Sveiki, aš čia guliu tempimo pozicijoje po kojų treniruotės. Ir tam, kad laikas labai neprailgtų, radau Facebook'e Žilvino klausimą ir tada jį dabar atsakysiu. Ir klausimas buvo, tiksliai neperskaitysiu, nes neatsimenu, bet klausimas buvo apie vitaminus ir Žilvinas klausė, kada juos vertėtų vartoti. Ir atsakymas būtų, kad teoriškai vertėtų visada vartoti, tik tai skirtumas yra, kokią formą jūs naudosite arba vartosite tuos vitaminus. Reikalas tas, kad vitaminų ir mineralų yra visame maiste, kurį mes valgome, ir kuo mažiau jį termiškai apdorojame ir kulinariškai, tuo daugiau vitaminų ir mineralų jame išsilaiko ir tai yra, tuo mažiau jų pražūna. Tai va, vitaminai ir mineralai yra maiste, juos taip pat galite gauti vartodami maisto papildus, pirkdami vaistinėje vitaminus, mineralus arba maisto papildų sportui parduotuvėse. Ir jeigu esate sportuojantis, tada jeigu perkate papildus, tada geriau, tai yra vitaminus arba vitaminų mineralų komplektą, tai geriausia būtų pirkti maisto papildų parduotuvėse, kurios yra skirtos sportininkams, dėl to, kad kadangi jeigu sportuojate arba esate sportininkas, tada jūsų poreikiai vitaminų ir mineralų yra didesni negu paprasto žmogaus, dėl to, kad jūsų krūviai didesni, dėl to, kad daugiau prakaituojate ir dėl to, kad mineralų daugiau pašalinate treniruotės metu, tai yra per prakaitą. Tai reiškia, jų reikia daugiau statyti ir tada jų koncentracija turi būti didesnė. Dabar ar iš tiesų reikia gerti tuos sintetinius vitaminus, mineralus, ar nereikia, aš nežinau. Ir literatūroje, kurią esu skaitęs ir jos daug skaitau ir nuolat skaitau, nėra vienareikšmiško atsakymo, ar tos pozicijos skiriasi. Ir vieni autoriai teigia, kad reikia vartoti, tik tai turi būti jų tarpusavio tinkamas balansas, dėl to, kad vienos medžiagos sąveikauja su kitomis ir jeigu, tarkime, vienos per daug, tada jinai išstumia kitą. Ir tokiu būdu organizme balanso nėra ir tada organizmo tas funkcionalumas nėra geras. Kita yra pozicija ta, kad sintetiniai vitaminai ir mineralai nėra pasisavinami arba yra silpnai pasisavinami ir dėl to neverta jų vartoti. Aš atsimenu iš vaikystės ir tie, kurie yra mano amžiaus ir kurie mokykloje arba darželį buvo verčiami gerti vitaminą A, būdavo toks geltonas didesnis rutuliukas ir vitaminas C, kuris būdavo mažas rūgštus geltonas rutuliukas, kai gerdavom tos vitaminus ir eidavom susoti, tada tais vitaminais labai kvepėdavo. Tai vienas iš tokių rodiklių, kad vitaminai gali būti prastai pasisavinami. Tai va, yra tokios kelios skirtingos pozicijos. Mano paties, tai yra kaip aš pasielgiuosi, aš didžiąją metų dalį sintetinių vitaminų ir mineralų nevartoju, dėl to, kad aš valgau labai daug daržovių ir vasaros metu daug vaisių ir ypatingai daug uogų. Ne tiek daug vaisių, bet labai daug uogų valgau. Tada galėtų kilti klausimas, ar iš tiesų tie vaisiai ir tos daržovės, kurios yra mūsų prekybos centruose, ir tai yra telefonai į kitą ranką, turi labai aukštą energetinę vertę, tai yra vitaminai ir mineralai, jos išlieka ir taip toliau. Tai būtų diskutuotinas klausimas ir vėlgi kiek esu skaitęs, kad jeigu mes kalbame apie vasarą arba kalbame apie vaisius ar daržovės, kurie auga mūsų geografinėje platumoje, tai jų būtų vertė pati didžiausia ir jų pasisavinimas būtų pats geriausias, teoriškai taip. Praktiškai, kaip ir aš vėlgi nežinau, ir tada kalbant apie daržoves, kurios yra, pavadinkime, šviežios, tai yra agurkai, pomidorai, kopūstai, salotų lapai, paprikos ir taip toliau, kurios yra parduotuvėse, ir tada yra kita kategorija šaldytos daržovės. Tai jeigu didžiąją metų laiko dalį, kai tos daržovės neauga pas mus, tada teoriškai turėtų būti taip, kad šaldytos būtų vertingesnės, dėl to, kad jos yra nuskinamos tuo metu, kai yra pačiame pike ir užšaldomos, tai reiškia, kad jos spėjo į žemę sutraukti didžiąją dalį vitaminų ir mineralų, kokį potencialiai galėjo sutraukti. Tos, kurios yra vadinamos šviežios, jos nuskinamos anksčiau tam, kad galėtų būti transportuojamos ir iki to laiko, kol jūs jas nuperkate, kad jos nesugestų. Jos dar, žinoma, papildomai puršimos ir taip toliau, bet čia yra kiti dalykai, kurių mes negalime kontroliuoti, tai dėl to aš nesu linkęs sukti galvos. Tai va, aš pats labiau mėgstu tas vadinamas šviežias daržoves negu šaldytas, man tos šviežios yra skanesnės ir kadangi aš jų valgau bent jau kilogramą per dieną, valgau tiek daug dėl to, kad valgau maždaug kilogramą per dieną mėsos ir tiek daržovių reikia valgyti tam, kad organizmas nebūtų užrūgštintas ir tam, kad mėsa, kai yra viršinama, visos tos liekanos būtų lengvai ir laiku pašalintos iš organizmo. Tai daržovės padeda tai padaryti, nes mėsai viršinti, kadangi yra mėsa baltymų šaltinis, išskiriamos rūgščios virškinimo sultys.
Tai va, aš valgydamas maždaug kilogramą daržovių per dieną nejaučiu poreikio vartoti dar sintetinius vitaminus dėl to, kad ir man imuninė sistema yra stipri ir aš ilgą laiką jau nesu sirgęs ir mano darbingumas yra geras ir treniruočių rodikliai geri ir taip toliau. Kada reiktų susirūpinti ir galvoti, kad reikia papildomai gerti sintetinius vitaminus galbūt, tai jeigu kažkuris iš šitų rodiklių prastėtų imuninė sistema arba pradėtumėte dažniau sirgti arba jaustumėte didesnį nuovargį arba greičiau ateinantį nuovargį arba kažkokie fizinio arba protinio darbo rodikliai prastėtų, tada tai jau būtų signalas, kad reikia tuo susirūpinti ir gerti tos vitaminus. Kita vertus gali būti paprasčiausia poilsio trūkumas. Tai va, atsakymas būtų maždaug toks, tiesioginio atsakymo aš nedaviau dėl to, kad aš jo nežinau ir ko gero jo tokio kaip universalaus galbūt nėra ir vienos pozicijos nėra, tiesiog aš pasidalinau tomis pozicijomis ir tomis žiniomis, kurias aš pats esu išskaitęs.